Labadiena. Esu Laimonas ir šiandien jūs vėl klausotės tinklalaidės, kad mokesčiai būtų paprasta. Šios tinklalaidės tema IEKA iš esmės keičia kasos pajamų apskaitą. Kuo tai naudinga verslui? Ir apie tai kalbėsiuosi su šios dienos svečiu, Valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvios kontrolės departamento vadovu Rolandu Puncevičiumi. Sveiki, Rolandai. Sveiki, Laimonai. Na ir gal pradėkim nuo to, ar galite trumpai pristatyti, kas yra IEKA ir koks šio projekto tikslas? Taip, tai IEKA yra vienas iš posistemių, kuris papildė išmaniosios mokesčio administravimo sistemos elementus. Tai sistema, kuri leidžia skaitmenizuoti kasos aparatų kaupiamą informaciją, ją realiu laiku perdodant mokesčio administratoriui ir atitinkamai jos efektyvų panaudojimą tolimesnėje veikloje tiek mokesčio administratorius, tiek ir gaunant tam tikras paslaugas verslui, tam, kad optimizuoti savo darbo procesus. Taip, minėjote skaitmenizaciją. Tai ką tai reiškia verslui? Tai jeigu taip paprastai kalbant apie skaitmenizaciją, tai visus dokumentus, kurie anksčiau būdavo popieriniai, tai yra kasos operacijų žurnalai, techninis pasas ir visi tie duomenys, didžiąja dalimi buvo tik tai popieryje. Išmanioji kasos aparatų sistema, tai yra IEKA, leidžia šitos duomenys turėti skaitmeniniam pavidale. Tai yra visada prieiti prie tų duomenų, juos panaudoti savo veiklos procesuose, taip užtikrinant, kad duomenys dirbtų ir būtų naudingi pačiam verslui. Supratau, bet tai dabar žiūrėkit, o ar tai bus galima padaryti su senaisiais aparatais, ar jau reikalingi kažkokie išmanūs aparatai? Taip, tai visų pirma reikia atsižvelgti, koks tai yra modelis. Jeigu kasos aparatas gali būti modifikuojamas, tą kasos aparatų gamintojai ir padarys. Tai yra iš esmės modifikuos, jį papildomai integruojant saugos modulį, kuris leidžia užtikrinti duomenų saugojimą iki jų perdavimo mokesčio administratoriui ir užtikrinant savalaikį duomenų perdavimą, kaip tai numatyta teisės aktuose. Kai kalbam apie kitą paslaugą, tai yra virtuali fiskalizacija, tai yra alternatyva tiem kasos aparatam, kuriuos mes esame pripratę matyti prekybos tinkluose. Tai yra tie verslai, kurie šiandien dienai turi aparatus, kurie negalės būti modifikuojami. Mes iš savo pusės siūlytume vertinti galimybę rinktis ir virtualios fiskalizacijos paslaugą. Kitaip sakant, kiekvienas naudojamas mobilus telefonas, planšetinis kompiuteris ar tiesiog kompiuteris gali tapti jūsų kasos aparatu. Žodžiu, smulkus prekiautojas turguje, tarkim, ar ne, mėsa, kuris prekiauja stacionarėje vietoje, jam nėra būtina įsigyti naujo išmaniojo kasos aparato, ar ne? Taip, tai iš tiesų, vėlgi, reikia, kaip ir minėjau, vertinti keletą aspektų. Paprasčiausias būdas modifikuoti esamus kasos aparatus, jeigu tą galim padaryti. Jeigu to padaryti negalime, reikėtų rinktis vieną iš galimų sprendinių. Tačiau renkantis tos sprendinius, kaip, pavyzdžiui, virtualią fiskalizaciją, reikėtų įvertinti keletą elementų. Pirmas tai būtų, kokie yra tavo klientų srautai. Jeigu klientų srautai yra labai dideli, vis tik tai reikėtų svarstyti, naudoti galimybę būtent su saugos moduliu, kuris leidžia netgi nesant internetiniam ryšiui aptarnauti visus klientus. Tuo tarpu, kai kalbame apie virtualią fiskalizaciją, tai palankiau rinktis tiem ūkio subjektam, kur srautai nėra dideli. Tai leidžia iš principo efektyviai aptarnauti savo klientus, bet iš kitos pusės, nutrūkus internetiniam ryšiam, klientų negali aptarnauti su virtualios fiskalizacijos sprendiniu. Tam jau tada reikėtų pasirinkti kitą procesą. Taigi kiekvienas mokesčių mokėtojas, ar tai juridinis, ar tai fizinis, turėtų įsivertinti internetinio ryšio pastovumą iš vienos pusės ir iš kitos pusės klientų srautus ir taip pasirinkti savo patį tinkamiausią sprendinį. Supratau. Na, o sakykit, Rolandai, ar visi verslininkai turės teikti duomenis į IEKA ir jeigu taip, tai nuo kada? Tai kai kalbam apie duomenų teikimą, tai atėjimas naujų kasos aparatų su naujomis galimybėmis neįtakoja mokesčių mokėtojams prievolių. Tai yra tie, kuriem asmenim buvo prievolė naudoti kasos aparatus, jie ir toliau turės juos naudoti, tik tai kito tipo kasos aparatus. Tai kaip minėjau, teikiančius duomenį mokesčių inspekcijai. Tie mokesčių mokėtojai, kuriem tokios prievolės nebuvo, ir toliau tų duomenų neturės teikti, o tai reiškia ir nebus jokios prievolės naudoti kasos aparatus. Bet iš savo pusės aš vis tik tai raginčiau verslininkus apsvarstyti galimybę iš patogumo pusės naudoti kasos aparatus, nes tai eliminuoja poreikį naudoti popierinius dokumentus, kas iš principo šiandien dienai tampa ir nepatogu,
ir ne visai priimtina, nes klientai nėra pasiruošę laukti eilėse, kad jiem būtų išduoti popieriniai dokumentai. Kasos aparato kvitą tu gali išduoti ar popierinį, ar elektroninį, ką šiandienai teisės aktai taip pat numato. Tai nuo kada? Tai patys kasos aparatai, nauja sistema startavo jau 23 metais ir palaipsniui vis daugiau mokesčių mokėtojų perina prie šitos sistemos. Mes pačioje sistemoje kiekvieną dieną stebime šimtus naujai prisijungusių vartotojų, kurie pradeda naudoti aparatus ir teikti duomenis. Galutinis terminas, kai visi mokesčių mokėtojai, kuriem yra prievolė naudoti kasos aparatus, juos privalės naudoti gegužės mėnesį. Iš savo pusės nesiūlyčiau laukti paskutinių dienų, nes tikrai gali būti pakankamai didelė paklausa ir atitinkamai ne visi kasos aparatų gamintojai, nors šiandien tai nėra tik tai standartiniai mūvį įprasti kasos aparatų gamintojai, tokių tapo tikrai ne viena ir ne dvi naujas technologijas vystančios įmonės, kurios būtent orientavosi virtualią fiskalizaciją, gali nesuspėti aprūpinti visų norinčių kasos aparatų. Tai iš savo pusės, kaip jau dar kartą pasikartojus, tiesiog paraginti, kad galbūt neatidėkit paskutinį dieną, o šiandien dienai susisiekit ir įsigykite aparatą, kuris būtų tinkamiausiai ir labiausiai atitinkantis jūsų poreikius. Supratau. Na, dabar žiūrėkit, ar esate atlikę kokius nors skaičiavimus? Kiek verslas sutaupytų laiko, jeigu jau pradeda naudoti išmaniuosius aparatus ir teikia duomenis į IEKA? Jo, tai čia šitą klausimą, turbūt galėčiau labai paprastai atsakyti. Mes įvertinam, kiek vienas mokesčių mokėtojas sugaišta laiko pildydamas kasos operacijų žurnalą, kuris šiandien dienai yra... Čia per dieną kiek užtruktų? Tai per dieną, kadangi reikia atspausdinti tokią vadinamą Z ataskaitą, kurioje yra sugeneruojami visi pardavimų duomenys. Tada paėmus tą ataskaitą reikia užpildyti popierinį žurnalą, reikia pasirašyti, reikia užfiksuoti, kiek grynųjų pinigų buvo įdėta dienos pabaigoje, kiek išimta dienos pabaigoje atitinkamai. Ir pagal tai suformuojamas yra žurnalas. Papildomai reikia daryti periodinės ataskaitos, tai yra 30 dienų ir mėnesinės. Tai užtrunka, kaip jau ir minėjau, 30 minučių per dieną. Tai pusvalandis, ar ne? Nemažai. Taip, tai jeigu mes paimsime, kad asmuo vyktantis, pavyzdžiui, individualią veiklą, dirba 20 dienų per mėnesį, atitinkamai jisai sutaupo laiko 600 minučių per mėnesį. Per mėnesį. Tai yra iš principo 10 valandų. Jeigu asmuo dirba 12 mėnesių standartiškai, tai išeina 120 valandų. O 120 valandų pas mus gaunasi 15 darbo dienų, tiek užtrukdavo pildyti žurnalus, kurie susiję su kasos aparatais. Tai šiandien dieną, jeigu verslininkas pasirenka naudoti jau dabar išmaniosios mokesčio administravimo sistemą, duomenys teikiančius kasos aparatus, tą laiką jis gali panaudoti įvairiom reikmėm. Visų pirma, tai yra pelno uždirbimui, kitais atvejais tai turėti papildomą laiką, per kurį gali generuoti idėjas ir kaip patobulinti savo verslą. Supratau, tai iš tiesų nemenkas toks paskaičiavimas, ar ne? 15 darbo dienų sutaupai naudodamasis išmaniuoju aparatu, kasos aparatu. Na dar, Rolandai, minėjot, jog galimi 2 kasos aparatų tipai. Tai kokią aparatą jūs rinktumėtės ir kiek tai gali kainuoti? Matot, Laimonai, čia labai priklauso nuo to, kokią aš veiklą pasirinkčiau vykdyti. Jeigu aš pasirinkčiau veiklą vykdyti, kur pas mane klientų srautai nėra labai dideli, aš manau, kad šiandien aš tikrai rinkčiausi virtualios fiskalizacijos sprendinį. Sakykime, būtumėt kirpėjas, ar ne? Taip. Kas valandą po klientą, tai visai natūralu. Taip. Man nebūtų poreikio turėti jokio papildomo kasos aparatą. Aš savo mobiliajam telefone įsiintegruočiau virtualios fiskalizacijos sprendinį. Atitinkamai kiekvienam klientui generuočiau kasos aparato kvitus. Mūsų matyt bendrų sutarimų būtų, kad jie būtų persiunčiami elektroniniu paštu. Tai man nereikėtų turėti ir spausdintuvą, bet galėčiau, aišku, atitinkamai juos ir atspausdinti, kadangi šiandien dienai rinkoje yra tikrai daug su Bluetooth funkcija veikiančių spausdintuvų, tai jis galėtų būti pas mane vienam iš stalčių įdėtas ir galėčiau spausdinti kvituką, taip kaip klientas jau pageidautų. Ir tikrai tada galėčiau kiekvienam klientui nerašyti popierinio dokumento. Taip. Na, o jeigu jau esat minėjęs, jeigu turiu kelias kasas, ar ne, tai yra prekyba kažkokia vyksta, kur srauto nenumatuosi, stovi prie šventės 20-30 eilėje žmonių, tai rinktis jau reikėtų
Išmanųjį aparatą, ar ne? Nu, aš vadinčiau išmanieji, jie galim sakyti visi arba išmanieji, arba mažiau išmanus, arba neišmanieji. Čia kaip mes pavadinsime, bet turbūt skirtumas, jisai dirba saugos modulį. Jis viduje turi integruotą elementą, jis vadinamas yra saugos modulis ir jisai savyje kaupia visą dienos informaciją. Tokiem aparatam nereikalingas... Kaip lėktuvo juodoji dėžė. Panašiai, ir tik skirtumas nuo juodosios dėžės, kad juodąją dėžę reikia surasti ir juodoje dėžėje iššifruoti, o saugos modulis periodiškai kartą per 24 valandas perduoda informaciją mokesčio administratoriui, jinai saugiai įrašoma į mokesčio administravimo sistemos IKPO sistemį ir ta informacija jau pats prekiautojas, kasos aparato savininkas prisijungęs visada gali matyti ir pjaustyti įvairiausiais jam reikalingais elementais, resursais, taip kaip jis nori panaudoti. Nu, ar jau gaunate duomenų iš verslininkų? Taip, kaip ir minėjau, kad kiekvieną dieną prisijungus matai, kad vis po keli šimtus prisijungia verslininkų ir matome, kad naujai įsigydami kasos aparatus, įskaitant ir smulkiuosius verslininkus, jau renkasi tuos kasos aparatus, kurie teikia duomenis. Tai kitaip sakant, jiem atsiradus jau ir pačiai prievolė nuo gegužės 1 dienos naudoti kasos aparatus 25 metų, jiem nieko papildomai nereikės daryti, nes jų aparatai jau dabar atitinka visus reikalavimus. Supratau, na gerai, verslas pokyčius pajus, ar ne? O ar pajus pokyčius pirkėjai? Pirkėjai pokyčių iš esmės nepajus, išskyrus tai, kad keičiasi dalinai kasos aparato kvito struktūra. Taip. Ir kasos aparate atsiras papildomas elementas kaip QR kodas. Žinom, jis galės kvite pačiam. Žinoma, ne visuose bus, bet tą galima bus, kadangi pats QR kodas yra reikalingas tam, kad tu galėtum pasitikrinti, ar dokumentas buvo išduotas iš aparato, kuris yra įregistruotas pas mokesčio administratorių ir ar duomenys apie tą kvitą buvo pateikti. Kitaip sakant, ar buvo teisingai paskaičiuoti mokesčiai ir ar mokesčiai bus deklaruoti. Tai kiekvienas pirkėjas tą galės prisijungęs, nuskanavęs QR kodą. Jeigu ant kvito QR kodo nebūtų, atitinkamai yra 3 elementai, yra tam tikri numeriai, kuriuos įvedus gaunama lygiai ta pati informacija. Taip pat svarbu paminėti, kad ne tik tai kasos aparatų kvitus galim bus pasitikrinti, bet ir išankstinės sąskaitas, kurios būna gaunamos viešojo maitinimo sektoriui, tai yra restoranuose. Nes dažnai susidurim su problema, kad klientų atsiskaičius ir gavus tik išankstinę sąskaitą ir nesulaukus galutinio fiskalinio kvito, jie būna neapskaitomi apskaitoje. Tai šiandien dienai vartotojas, klientas, kiekvienas iš mūsų pasitikrinęs tokį kvitą galės matyti, ar jis buvo išduotas iš legaliai veikiančio kasos aparato ir ar mokesčiai buvo nuo tos išankstinės sąskaitos paskaičiuoti ir jisai buvo uždarytas fiskaliniu kvitu. Na žiūrėkit, man yra pasitaikę toks dalykas. Degalinėse QR kodus randam jau senokai. Vienur būna parašyta, kad jūsų duomenys perduoti į VMI sistemą, o ant kitų, kad dar nėra jie perduoti. Ką tai galėtų reikšti? Kodėl tie duomenys dar neperduoti, sakykime? Taip, tai aš pabandysiu atsakyti. Tai būtent tais atvejais, kai duomenys dar neperduoti, bet būna pateikiama informacija, kad kvitas išduotas iš mokesčių inspekcijų išregistruoto aparato. Taip, Laimonai, aš pasitikslinsiu. Taip, bet mokesčių mokėtojas yra pasirinkęs naudoti darbui kasos aparato su saugos moduliu. Tai čia ir yra tas atvejis, kai kasos aparatas kaupia duomenys iki 24 valandų laikotarpio ir vieną kartą per tą laikotarpį suformavęs paketą jį paduoda. Kadangi srautai yra dideli, tai mokėtos pasirenka būtent tokį veiklos modelį. Supratau. Na ką, pabaigai, ką patartumėt verslininkams ir kur rasti daugiau informacijos apie IEKA? Tai visų pirma, kaip ir jau kalbėjau mūsų pokalbyje, tai iš tiesų siūlyčiau nelaukti paskutinės dienos, kai atsiranda pareiga teikti duomenis, o jau dabar pagalvoti ir rasti savo tinkamiausią sprendimą perinant prie naujų sprendinių teikiančių duomenis, pasirinkti tokį aparatą, kuris veikloje būtų pats efektyviausias, tai yra ir patogumo, ir saugumo, ir efektyvumo prasme, o visą informaciją visų pirma galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje, IEKA skiltyje. Supratau, ačiū. Na kągi, gerbiamas Rolandai, dėkoju už pokalbį. Aš manau, kad mūsų klausytojams dabar iš tiesų yra aiškiau, kas yra IEKA ir jie nebebijos. Ir priminsiu mūsų klausytojams, kad šiandien kalbėjomės apie išmanėją
kasos aparatų sistemą, kuriams pristatė Valstybinės mokesčių inspekcijos operatyvios kontrolės departamento vadovas Rolandas Puncevičius. Dėkoju Jums, o visiems sakau iki pasimatymų.